dar laukia nemažai susitikimų ir jeigu ten pavyks skinti pergalės, tada vienintelis klubas, kuris sugeba įveikti latvius, o čia gera proga, Rostas Gusevas, ten atsidūrė geroje situacijoje, dabar jau atakuoja varžovą. Viena kontrataka, Latvija spėjo grįžti į gynybą, blokuotas buvo perdavimas, Ritulio nepavyksta sugauti, sumaištis prie vartų ir greitai, bet sarginis Zemgalės vartininkas 45 Lukas Bukatovas, buvo pavyzdys. Reikia dabar sustoti, proga mesti Ritulį vartus, metimas ir smagu ir tai, kad galbūt po šio epizodo bus galima pasidžiaugti, Pisarenka žaidžia sėkmingai ir deja krenta pirmasis įvartis, galbūt po šio epizodo bus galima pasidžiaugti. Ir deja krenta pirmasis įvartis, Gatis Licinskis pabėgo į priekį. Tai dar vienas epizodas ir deja, bet antrasis Gatis Licinskis. Dar vienas epizodas ir deja, bet antrasis gali atakuoti. Udulis, jo metimas ir išsiskiria, bet taip įvertinus tikrai išsiskiria, bet taip įvertinus tikrai. Dabar matysime ir diskvalifikaciją, bet pasižiūrėsime, ar to reikės. Ir gražus išmar matysime ir diskvalifikaciją, bet pasižiūrėsime. Ir gražus išmar, tikrai žinom, reikia judėti be Ritulio, dabar jau kauniečiai atakuoja ir įvartis. Tikrai žinom, reikia judėti. Ir įvartis. Norisi tikėtis, kad gynyboje reikalai bent šiek tiek pagerės, Pisarenka gerą gynybų pasipriešinimą. Pagal tas pavojingas vėl kauniečiai atakuoja, 3-2, Machala, jo perdavimas, metimas į vartus ir Ritulio perdavimas atgal, metimas ir 64 buvo atstovauta Kurbats ekipa čia latviams. Čia geroje situacijoje išlaukė ir dabar proga čiuožti į kontrataką. Geras perdavimas, Bendžius, proga atakuoti, tačiau ir dabar kontrataka. Ar pamatys ten komandos draugą? Geras perdavimas ir 2-4. Puikus. Puikus. Pirmo išpuolio pavyko apsiginti, Pisarenka. Žinoma, kampas aštrokas, perdavimas, tačiau Ritulio pasiekti nepavyko, 5 sekundės iki antro kėlinio pabaigos. Ir pražanga yra užfiksuota prieš Kaunas. Dar reikia žaisti mažumoje, pakeista atakos kryptis. Ir Pisarenkas keičia atakos kryptį, Machacas, jo prasiveržimas ir deja. Geras jo perdavimas, Machala, čia kometimas ir Pisarenka, puikiai žaidžia vartininkas, lazda. Tas kauniečiai ginasi tikrai sėkmingai, labai kompaktiškai, puikiai gina trajektorijas. Netikslus metimas, labai nesėkmingas metimas vienu lietimu, o čia jau gražus perdavimas, Noreika komandos draugui, bet Pisaudžia Ritulį prie borto. Dar sudeginta šiek tiek sekundžių, metimas ir deja, bet krenta. 5 Saudžia Ritulį prie borto. Ir deja, bet krenta. 5 įvartis. Paskutinė proga, Baironas gaudo Ritulį. Ten pakankamai pozityvus įvertinus tai, kaip buvo žaidžiama anksčiau. Dėkoja Kaunas